Labas, aš Laura Noreikienė ir kaip vidinių konfliktų specialistė šiandien atsakysiu į klausimą, kodėl gyvenime viskas ima keistis, kai pradedi girdėti savo vidinį balsą. Tai kas yra tas vidinis balsas? Vieni žmonės vadina tai intuicija, kiti vadina vidiniu žinojimu, vidiniu suvokimu. Tai kągi reikia viduje suvokti ir suprasti, kad gyvenimas imtų keistis. Jei paprastai, tai savo tiesą. Ne prielaida apie tiesą, o savo vidinę tiesą. Duosiu pavyzdį. Kai žmonių klausiu, ko paslapčia tu šiuo metu trokšti labiausiai, dažniausiai gaunu šiuos 3 atsakymus. Aš jas vadinu auksinė triada. Ar žinai, kas tai? Meilė, laimė ir sėkmė. Visi to trokštame, norime, geidžiame, bet kai paklausiu žmonių, kas tai yra, apibrėžk, duok man savo definiciją, apibrėžimą, kas tai yra, būtent tau. Ir čia įdomiausia dalis. Niekas beveik nežino. Kažką memblena, veplena apie tai, kad meilė yra jausmas, ir taip toliau ir panašiai. Ir niekas negali sukonkretinti, kas konkrečiai tai yra tam žmogui. Tai štai ką pavyksta išsigryninti. Čia įdomioji dalis. Kai klausiu žmogaus apie meilę. Pradžiai gaunu kažkokią abstrakciją, tada gryninam, tokio piltuvėlio principu einam žemyn. Ir paaiškėja, kad kai kalba yra apie meilę, iš tiesų apie asmeninį asistentą. Taip. Apie žmogų, kuris asistuos gyvenime. Finansiškai, emociškai, fiziškai, tenkins poreikius, norus, padės su įsipareigojimais, finansiniam kažkokiom naštom. Žmogus, kuris prie visų aplinkybių, sąlygų, veiksnių ar kitų žmonių visada bus šalia ir asistuos. Kitaip sakant, tai yra labiau apie funkciją ir vaidmenį, o ne apie tą taurų tyrą jausmą, apie kurį mes dažniausiai fantazuojame. Tai asmeninis asistentas ir meilė nieko bendro. Mes siekiame naudos ir atlygio savo. Ir pakišam tai po meilės apibrėžimu. Keliaukime prie laimės, nes šitas irgi geras. Kai paklausiu žmogaus, kas yra laimė, tau irgi abstrakcija, iki kol praktiškai visada išsigryninam ir tai yra pinigai. Šlamantis, babkės, žalieji, kaip nori taip vadink. Pinigai. Gerai, sakau, nusistatykime ribas. Kiek reikia tau mažiausiai pinigų, kad galėtum išgyventi? Ne ten super prabangiai gyventi, viską sau leisti, bet išgyventi. Kokia tai yra suma? Neretai žmonės nežino. Bet kas dar įdomiau, sakau, kas yra tavo viršutinė riba. Kokia tai yra suma, kur žiauriai gerai. Taip gerai, kad praktiškai jau ir nežinau, kur pinigus leisti. Jau viską galiu sau leisti, viską galiu nusipirkti, jau kartais net reikia pamastyti, kurgi tos man pinigus nukišti. Gaučiau daugiau, fainas bonusas, bet realiai čia yra maks riba, jau daugiau man iš tikrųjų ir nereikia. Ir šitos sumos žmonės taip pat nežino. Ne visi, bet didžioji dauguma, kurių klausiu. Tai klausimas. Jei tu nežinai nei minimumo, nei maksimumo, bet savo laimės suvokimą ir apibrėžimą padedi po pinigais, tai kaip tu būsi laimingas? Jeigu neaišku, nei kiek minimaliai tau reikia, nei kiek tau maksimaliai reikia ir ką tu iš viso su tuo žadi daryti. Kad norisi žmonėms, belenkiek, tai aš suprantu. Bet kiek reikia iš tiesų, čia jau yra kitas klausimas. Ir trečias aspektas, tai sėkmė. Jei taip pagal apibrėžimą, sėkmė tai yra nuo valios nepriklausantis atsitiktiniai veiksniai. Bet kai aš klausiu žmonių, kas yra sėkmė, žmonės man dažniausiai duoda apibrėžimą, kuris vienaip ar kitaip, žiūrėk, nuveda į šlovę. Tai reiškia, kad noriu ne sėkmės, o šlovės.
Noriu būti matomas, noriu būti girdimas, noriu būti pripažintas, kad manim gerėtųsi, žavėtųsi, vien teigiamos emocijos. Kai štai sėkmė iš tikrųjų, jeigu tai paprastai pasižiūrėjus, tai, kad tu kiekvieną rytą atsikeli, nuo tavo valios tai nepriklausė. Bet štai tu atsikėliai, tu turi dar vieną dieną, jau yra sėkmė. Bet mums to neužtenka, mes dar norim, kad visi apie mus matytų, girdėtų, žavėtųsi, gerėtųsi ir taip toliau ir panašiai. Tai štai, kai klausė, ko tu nori, žmogus sako, meilės, laimės, sėkmės, iš tiesų asmeninio asistento, pinigų ir šlovės. Aš mėgstu pajuokauti, kad mes visi norime būti nuomonės formuotojais. Ir nieko su tuo kaip ir labai blogo nėra, bet gal pirmą suformuokime savo pačių nuomonę. Grįstą savo tiesą.